Su vietinių žmonių pagalba nuleidę baidares Nilo vandenį ir atsisveikinę su smalsiais ir draugiškais vaikais, su didžiuliu jauduliu pradėjau savo ilgai lauktą kelionę ilgiausią pasaulio upę. Wow. Netrukus Nilo upėje atradau pirmuosius senovės Egipto civilizacijos ženklus bei nuplaukiau apžiūrėti Filai šventyklos, kuri užtvenkus Nilo buvo išardyta ir perkelta į aukštesnę vietą. Pasigrožėjęs Kataraktos viešbučiu, kuriame anglų rašytoja Agata Kristi parašė garsią novelę Mirtis ant Nilo, pasileidau upę žemyn. Salam alaikum. Luxor. 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 يا كثير لوك. Okay. Šukr. Kadangi pavėlavome pradėti kelionę, savo pirmąją nakvynės vietą pasiekėme tik tai gerokai sutemus. I am kayaking on the Nile with my good friend, my new brother, Wally, who knows everything about Nile because he was born on the banks of the Nile. Is that right, Wally? Yeah, that's true, yeah. And we are visiting very cool places, lots of villages on the way. And we are taking that wild. So Yeah, last very. night we were camping in the middle of nowhere. We are making amazing trip. Yeah. Okay, let's start our second day of kayaking. Habibi. Kad spėtume greičiau už kruizinius laivus pasiekti šios dienos tikslą Komombo šventyklą, savo antrąją kelionės dieną pradėjome anksti. Netrukus planuojame sustoti nedidelėme miestelėje ant Nilo kranto, kad šiek tiek pasipildytume maisto atsargas. Kol Wally liko saugoti baidarių, aš tuo tarpu su vietinių žmonių pagalba trumpam nulėkiau apžiūrėti Darau miestelio ir nusipirkti šviežių vaisių. Hello. Want some bananas? What's your name? Vilius. Velius. Okay. Your name? Your name Mahmoud. Mahmoud. Nice to meet you. Welcome, welcome. This is kaka. This? Good, good, good. Very, very, very good. Cola? La, no, Tea? Chai? no, no, Cola? What is this? no, no. Tam, Tam? tam. Tama. Prieš sėsdamas atgal į baidarę iš mums neįprastos taros buvau pavaišintas vietinių gėrimų, kuris savo išvaizda ir skoniu labai priminė mums įprastą kolą. O netrukus pasiekėme ir pagrindinį šios dienos kelionės tikslą. Pagaliau priartėjom prie antro Egipto civilizacijos stebuklo. Prieš akis didingoji Komombo šventykla. So That's amazing. The temple is dedicated to God Sabik, the Nile crocodile god. And the other half of the temple is dedicated to God Horus, the falcon god. Both of them were the supreme gods in ancient Egyptian time. Sabik, the crocodile god, was the god of creation. Right over there is God Thoth, the god of wisdom and knowledge in ancient Egyptian time. And on the other side of the pharaoh is God Horus, the falcon god. And both of them are holding two libation jars and pouring water, sacred water, on the top of the head of the pharaoh in order to purify him. Palikus Komombo šventyklą mums kelią pastojo ir didelės bangas kėlė daugybė prieš srovę plaukiančių kruizinių laivų, kurie turistus plukdė iš Luksoro į Asuaną. Bandom pasislėpti nuo kruizinių laivų, kurie nori mus apversti. Atnešai. Laukdami, kol praplauks visi kruiziniai laivai, praradome daug laiko, todėl ir vėl savo kelionę teko tęsti sutemus.
Dėkui Dievui, buvome pastebėti vietinio ūkininko, kuris leido nakčiai apsistoti jo žemėje. Very good conditions now for kayaking. Yeah. We should keep going. Netikėtai ant Nilo kranto pamačiau vietinius žvejus, todėl pats būdamas užkietėjęs žvejys negalėjau praleisti progos susipažinti su savo kolegomis. They have fishing hooks. Nilo žvejybos pamokos. Tilepijos gaudomos ant žalių dumblių. No. I'm busy. This. Išmokęs vertingas žvejybos pamokas, netrukus pagavau ir savo pirmąją Nilo tilepiją. O, šikran. Norėjęs ilgiau pabūti su meškerės broliais, tačiau mus spaudė laikas ir turėjome keliauti toliau. Artėjame prie vietos, kur senovės egiptiečiai kirto blokų šventyklų statybai. This place is known as Jabal al-Silsila. This is where the sandstone blocks were cut along the Nile and being transported either south or north to build these amazing temples. So as you can see, this is the center of the quarry where they cut the stone. You can see the remains of those chisels. And you can see the remains of these slots that were made to separate the piece from the quarry. You see the colors? Yeah. These colors. If you come closer, you can see the colors. If you want to go inside, you can do it from there, by the way. Amazing place, yeah. Very nice. Shukran. Salam alaikum. Palikus senovinę akmens kasyklą dar ilgai man ramybės nedavė klausimas, kaip žmonės prieš tūkstančius metų sugebėjo pjaustyti kalnus ir transportuoti milžiniškus akmeninius luitus. Salam alaikum. Netrukus sutikome 2 vietinius Nilo žvejus, todėl nusprendėme nusipirkti keletą jų sugautų tilepijų vakarieniai. Kai visada pas mane nieko naujo ir vėl naktinės klajonės ieškant nakvynės vietos. Kai jau buvome praradę viltį surasti nakvynės vietą ir galvojome, kad naktį teks praleisti Bainarėse, mus ir vėl išgelbėjo vietinis Nilo gyventojas. No.
Oh! I will put You you smoke? sometimes. For this reason I can smoke. It was a good escape. Kol Volis su naujoju mūsų draugu įkūrinėjo stovyklą, aš skubėjau ruošti turistinę vakarienę iš Nilo tilapijų. Tuoj bus ant žarijų kepta Nilo tilapija. O tokia pas mane prabangi vakarienė su vietiniais Nilo gyventojais. We buy it either from the same shop and ask him to grill it for us, or The market, yeah? yeah, Yeah, we did this in Hurghada on a yeah. Western Diary trip. Nu ką, krokodilai, laikykitės! Nors prieš kelionę ir maniau, jog Nilo vanduo bus labai užterštas, tačiau keliaudamas savo kailiu patyriau, jog Nilo vandens skaidrumas prilygsta švariausiams Lietuvos ežerams. O tai kaip su tais Egipto krokodilais? Vale, and can you ask, have we ever seen any crocodile here? بقول لك شفت التماسيح هنا؟ هنا؟ نو No? قول له بحيرة ناصر. He said Nasser Lake, huh? Beyond the dam. Tačiau Egipte vis dar plaukioja milžiniški Nilo ešeriai. Netikėtai pamatėme ant kranto besidarbuojančius ūkininkus, todėl sustojome trumpai pabendrauti. Salam alaikum. سلام معلش Labas, asiliukai. Pasirodo, žmonės ir čia agurkus augina derlingoje žemėje ant Nilo salų. Ir karvytės ganos, ir žaliai auga panašiai kaip Lietuvoje, nors nepanašiai. Netrukus pasieksime Edfų šventyklą, kuri yra laikoma geriausiai išlikusia senovės Egipto civilizacijos šventykla.
Norėdami išvengti dar vienų naktinių klajonių Nilo platybėmis, šį kartą nusprendėme nakvynės vietą susirasti dar nesutemus. Šią naktį įsikursime po bananų plantaciją. Dar neteko taip miegoti. Gaila, kad bananai dar žali. Čia kartu ir pavakarieniautume. Sekančią savo kelionės dieną pradėjome vos prašvitus, nes prieš akis laukia sunkiausia šio žygio kliūtis. Tačiau šiandien Nilas mus pasitiko stipriu priešpriešiniu vėju ir didelėmis bangomis. Plaukimo sąlygos ne pačias geriausias, bet dėja pasirinkimo aš neturiu. Įdomus faktas, jog Nilo upėje vėjas beveik nuolatos pučia prieš srovę. Štai kodėl senovės egiptiečiai savo burlaiviais vėlukomis prieš srovę galėjo gabenti milžiniškus krovinius ir taip išvystyti civilizaciją. Sunkiai beirkluojant baigėsi geriamas vanduo, todėl nusprendžiau vandens paprašyti prie kranto prisišvartavusiame laive. Yeah. Shukran. Willis. Oh, shukran. How much to pay? Shukran. What is your name? Ali. Yeah, thank you, Ali. Ahmed, thank you, shukran. And you want sugar? No, it's okay. Sugar? No, it's okay, thank you. You are the best company, thank you, good people. Yeah, Habibi. Yeah, thank you. Paprašiau tik tai vandens, bet biški maisto gavau neblogai. Ačiū geriesiems žmonėm, nuostabu. Ali, cheers. Cheers, mate, For a good journey. for the amazing wild journey. Išsilapinom kažkur tai negyvenamui saloj. Ir ateinu ir žiūriu, kad jau man kaljanas paruoštas. Kokia sėkmė. Matau cukranendrių plantaciją. Tai yra labai populiarus kultūrinis augalas tarp vietinių Nilo gyventojų. Reikia vieną nukirsti. Visada norėjau paragauti cukranendrę. Wow, skonis kaip medaus. Niekada negalvojau, kad augalas gali būti toks skanus ir saldus. Kažkas nuostabaus. So, how we gonna cross Esna dams? We have to carry our stuff. Really? Assalamu alaikum. Artėjame prie vienos iš didžiausių kliūčių šioje mūsų kelionėje – Esnos užtvankos. Dar nežinome, kaip reikės ją įveikti. Tačiau priartėję prie užtvankos, taiga susidūrėme su netikėta kliūtimi. Policija nenori mums leisti perplaukti užtvankos. Panašu, kad Nilo policija neleidžia mums toliau plaukti ir dabar patikrins mūsų dokumentus. Tikiuosi viskas bus gerai. Iš pradžių dėl mūsų idėjos baidarėmis kirsti Esnos užtvanką kilo nemenkas sąmyšis, nes pasirodo, buvome pirmieji tokį norą išreiškę turistai. Tačiau netrukus policininkų veiduose pamačiau šypsenas. Jie pavaišino mūsų arbata. Tuomet supratau, jog viskas bus gerai. Shukran, salam alaikum. I love Egypt. Thank you. So, can you describe what happened? So we were hauled by policemen. We are so happy to be released. They invited us for tea and they gave us the permission to cross the lock, the two locks. Yeah. So we have the old lock and the new lock. No one crossed with kayaks before here. We are the first crazy people to cross. It's amazing.
we have to go that way because there are swelling. Yeah. ماشي تمام. إن شاء الله. Vartai užsidaro šliuzo. Ole, are you really crying? Yeah. That's amazing. You know, I've done it many times in cruise ships, but to come that way. Oh my God. Vartai atsidaro, netrukus išplauksime į Nilą. Yeah! Wow! Tiesiog netikėtina, kad mes esam pirmieji žmonės, kuriam Baidare buvo leista kristi šitą užtvanką. Yeah! We made it! Įveikėme Esnos užtvanką. Jėga! Pagaliau artėjame prie savo kelionės tikslo Luksoro miesto. Netrukus praplauksime Luksoro tiltą. I cannot believe it, guys. We made it. So here is Luxor Temple, the downtown of Luxor. So finally, we made this amazing trip with my best friend Wally. Thank you so much. I'm so happy, yeah. I'm so happy to join him Yeah. in this trip. It was so hard, but we did. Yeah. Happy man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being a good company in this trip. So without you, we wouldn't have this beautiful tilapia. No, without you, I wouldn't have this trip.